Sveiki visi, su jumis po vasaros sugrįžta BDO Lietuva podcastas, bet tačiau šiek tiek pasikeitė mūsų filmavimo vieta ir šiek tiek pasikeitė komandos sudėtis. Prie mūsų prisijungė mūsų senas naujas kolega Rokas Pečiulis. Taip, laba diena visiems. Tai Rokai, kuom užsiemate, ko specializuojatės? Nu, žiūrėkite, jūs tai turbūt gerai žinote. Nu, taip, bet žiūrovai nežino. Jo, tai aš reiškiasi senas BDO darbuotojas buvęs, kuris vėl grįžo į BDO, kuris realiai dirbo visą laiką su mokesčiais, nu ir tęsė tą pačią veiklą. Su mokesčiais. Sūnus palaidūnas. Nu, realiai jo, gal baigim šitas reikalas. Tiesiog grįžau, nes, pasilgau, pasakyti taip. Nebloga tą vietą dirbti, ne? Taip, galvoju. Žodžiu, tai va grįžau į BDO, galvoju, žinote, kažkaip tai, kaip pratęsim bendradarbiavimą su jumis. Bet Rokai, tu šiandien labai tiksi mums į mūsų paruoštą temą, nes mes kaip ir besiruošdami nusprendėm pakalbėti apie tai, kaip Lietuvoje pradėti verslą. Tai žinau, kad ten su šeima pradėjai, tai turi tokių šviežiausios patirties pasidalinti. Aš blemba galvojau, kad tu šitą paklausai. tikrai galvojau, nes aš kaip tik tai atėjau, žinai, čia tai pirmą dieną, man atrodo, mes susitikome ir aš kaip tik pasipasakau, kad mano žmona, žinai, pradėjo verslą, reiškiasi Palangoj. Tas verslo idėja ta kilo paprastai, tiesiog tenai, čia žinai, kaip dažnai būna žmonėm, pas kurios atsirado vaikai, tai žodžiu, tai žinai, kyla iškart mamytėm visi šitie reikalai, kad tipo, trūksta to, trūksta no. Tai žodžiu, jinai sugalvojo pas mane Palangoje, kadangi elia trūko tokių kaip vaikų studijos, tai sugalvojo įkurtą vaikų studiją. Nu tai va, prasidėjo, reiškia, pradžio tenai, žinai, apsižiūrėjo, tai kokia vieta, kur kas, panašiai. Nu ir priėjom, aišku, prie to momento, kada reikėjo tenai, galvoti apie realizaciją, apie koks, reiškia, kokia įmonė, ne, ir panašiai, ta prasme, ar UABas, ar ten MB, ar dar kažkas tai. Tai va, tai tokia pradžia būtų. O po to viskas yra natūraliai. Bet aš galvoju, gal tipo aš po to papasakosiu, reiškia, ką mes pasirinkome, bet pradžio aš turėčiau išgirsti iš jūsų, kaip jūs, pavyzdžiui, tokioje vietoje, kaip jūs rinktumėtės, kokį variantą, tarkime, ir kodėl. Tai gal šitoje vietoje, iš tikrųjų, pradėkime nuo to paprastesnio to verslo pradžios, tai kaip tikriausiai Rokas teisingai ir užveda, tai nuo verslo formos pasirinkimo. Tai jeigu mes ją renkamės, tai iš teisinės pusės tikriausiai svarbiausi aspektai yra atsakomybės ribojimas. Tai individuali veikla, individuali įmonė atsakomybė neribota, mažoji bendrija, uždaroji akcinė bendrovė, tai yra ribotos atsakomybės juridiniai vienetai, kur verslui nepavykus, tai atsakysite savo investiciją, nebent prisidirbsite tyčia, tai tada gali kriminalinio tyrimo ir kaltinimo prasme tą atsakomybę atnešti jums asmeniškai. Bet iš esmės, jeigu jūs tiesiog vykdėte idėją ir nepasisekė ir bankrutavote, tai rizikuojate tą, ką investuojate. Tikriausiai kiekvieno verslo nepriklausomai nuo to jisai didelis ar mažas, jeigu tai pradeda lietuvis gyventojas, Lietuvos pilietis, pradžia tikriausiai šiai dienai paprastuoju būdu prasidėti turėtų puslapyje registrų-centras.lt, kur elektroniniu būdu, turėdami elektroninį parašą, galime įsteigti uždarą akcinę bendrovę, mažąją bendriją, asociaciją, ir tikriausiai visų formų tos vienetus, kuriuos galime steigti. Bet jeigu taip žiūrėti labai paprastai, tai Lietuvoje vyrauja dvi verslo formos, tokios jau plius minus, tai mažoji bendrija, kur labai jau planuojame mažiem reikalam ir uždaroji akcinė bendrovė. Klausykit, aš tiesiog norėjau paklausti, pavyzdžiui, man šiaip įdomu, o individuali įmonė gali būti įkurta per registrų centrą būtent? Taip. Tai realiai viskas. Tik tais, jeigu užsiemate individualią veiklą, tai tą veiklą pradedate nuo VMI puslapio, kur registruojate individualią veiklą kaip fizinis. Jeigu įmonė, tai važiuojam per registrų centrą, ne? Taip. Bet į mokesčių puslapį reikia vis tiek paskui žiūrėti. Tai čia jau po to. Tai tas įsteigimas iš tikrųjų įvyksta tam registrų centro puslapyje pačiu greičiausiu būdu, tai yra naudojami standartiniai vyriausybės ir institucijų paruošti dokumentai, kur yra padengę visus minimalius reikalavimus. Juridiniam vienetui galima atidaryti akcinį bendrovį sąskaitą Lietuvoje veikiančiuose bankuose. Viskas veikia tokiu klausimyno ir užpildymo formos principu. Užsipildame, per 3 dienas užregistruoja. Jeigu užpildote ką nors negerai, registrų centras jums atsiunčia pranešimą, nurodo trūkumus, duoda jums terminą juos ištaisyti. Ir tas toksai darbas,
Taip, praktiškai pildant ten kyla klausimų ir tam tikrų neaiškumų, bet tai nėra kažkas labai sudėtingo. Vienas klausimas, kurį mes kažkada diskutavom su mūsų partneriais, kuriais kartu dirbam, ar ne, ir turbūt irgi reikėtų dar akcentuoti, tai yra jūsų verslo vardas, pavadinimas arba kažkokie kitokie dalykai, kas sukels jums truputėlį turbūt klausimų. Ir antras turi būti klausimas, o jeigu aš ne vienas? Jeigu ne vienas, tai tiek, kadangi negaliu registruoti savo vardą. Pavyzdžiui, aš labai nepasitikėčiau savo vyru. Ir norėčiau taip kažkaip apibrėžti. Apibrėžti, kad nepasitikėti vyrų. Versle. Aš šiaip pasitikiu, bet versle ne. Čia vėl tas toksai, kaip pasakyti. Toks ir pasitikėjimas. Jo, čia pagrindinė tikriausiai ta didžioji problema yra ta, kad jeigu šnekam konkrečiai apie sutuoktinius, tai nepriklausomai jūs kaip tą verslą įsteigėte, jeigu jūs įsteigėte santuokoje, tai jam kaip čia, pagal nutylėjimą lietuviškai pusė priklauso. Tai jūs, formaliai akcijos gali būti tavo vardu, bet jums inicijavus skyrybų procesą, vyras tikriausiai sakytų, tai dabar, mieloji, čia santoko įgytas turtas, tai ir dalinam jį per pusę. Jeigu jūs norite neturėti tokio reikalo, tai tikriausiai čia jau nebe juridinių mes palikim, čia gal vyras nebuvo tas geras pavyzdys. Tarkim, kad aš nesusituokusi. Jeigu jūs nesusituokusi, tai tu tas akcijas įgysi savo vardu. Bet ar man reikia eiti pas notarą dėl to, kad aš surašyčiau tą? Mano tas turi būti pagrindinis. Tikriausiai pas notarą mes jau einame kaip turime nebestandartinius susitarimus, arba vis dėlto jau galvojame apie didesnį verslą, jo valdymą, galbūt mes įstatuose norime kažkokių papildomų dalykų. Ir mes jau tada nueinam pas notarą ir sakome, žiūrėk, aš čia noriu to, ketvirto. Nes dažniausiai, ar ne, jeigu tenka kada kalbėti su mūsų klientais, kurie planuoja daryti verslus, tai būna, jeigu mes kalbam apie mažą verslą ir labai mažą verslą, tai tas toksai didžiausias baubas, tai būna ir tas, kad man ten reiks eiti pas notarą, aš ten kažko nesuprasiu, ten labai man dar kainuos ir ten man, tai mano gal tas klausimas ir būtų tada, ne, kada mes turime įsivaizduoti jau kažkokius papildomus dalykus ir kada mes galim tiesiog labai, kaip tu sakei, kas man žavi. Atsidariau, prisijungiau, užpildžiau ir viskas. Tai šitoj vietoje aš gal taip sudėliočiau gal kažkiek kitų kampų, tai tuo atveju, jeigu mums reikia labai individualių sprendimų ir mes norime į tą procesą investuoti, tai tikriausiai eitumėm ne pas notarą, o pas teisininkus, kurie jau ten mums išaiškintų ir būtų tas mūsų atstovas. Jeigu mes sakome, kad aš esu su technologijom labai bum ir nelabai draugauju, tai tikriausiai būtų protingesnė mintis eiti pas notarą ir sakyti, paruoškite man visiškai standartinius dokumentus, tai jie tiesiog tą patį elektroninį procesą padarys pas save, jūs pasirašysite popierius ir nuvažiuos procesas ir bus pigiau, nes tiesiog jie turi notarai visi, per notarus einant visus dokumentus reikia sertifikuoti, notaras jos turi peržiūrėti ir atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus. Jie turi savo tos šablonus, kuriuos jie tvirtina ir žino, kad čia viskas yra gerai ir tada tas procesas važiuoja labai taip paprastai. Gerai. Tai čia pasirinkimų tokių yra, bet jeigu jūs jau čia tas new age tech žmogus, tai turėtų, yra galimybė nesilankant jokioj įstaigoje iš savo miegamojo virtuvės stalo ar iš kažkur atsidaryti bendrovę ir pradėti vykdyti veiklą. Tikriausiai vienas iš tų pagrindinių dalykų, kuris, kaip jau pradėjus, tarkime, registruojant uždarą akcinę bendrovę, mes apačioje turime tokį vieną iš klausimų, pageidauju tapti PVM mokėtoju. Tai jeigu čia pažymėsite, kad pageidaujate, tai žinokit, kad mokesčių administratorius šitą prašymą turi sutvarkyti per 3 dienas ir prašymai, kurie skirti bendrovė, jau kris nebe į registrų centrą, o į mokesčių mokėtojo VMI.
ta prasme, tą prisijungimą, tą portalą, sakykime. Tai jūs jau turėtumėte jį pasitikrinti pats, nes turite atsakyti į klausimus ir tie klausimai yra daugiau mažiau standartiniai, planuojama apyvarta, tiekėjai, sutartis, veiklos vieta ir taip toliau, kur jums jau reikia, jeigu žiūrite į tą rimtai, kad jums tikrai reikia to PVM mokėtojų nedelsiant tapti, tai jau reikia pasiruošti. Aš sakyčiau, turėtumėm padiskutuoti, ar ne? Kada man reikėtų galvoti ir kas man iš to, jei aš esu PVM mokėtas ir kad aš turėčiau būti ten tikras, kad man tikrai reikia jo būti. Nes šitas klausimas dažniausiai, kaip čia dabar, aš visai neseniai turėjau pokalbį su tokiu žmogum, kuris vykdo verslą ir jis man sako, tai tu žinai, čia aš niekaip nesuprantu, man iš šito PVM mokėtų užsiregistravau ir aš negaunu iš to jokios naudos. Realiai turbūt, PVM mokėtojas ir nėra tas statusas, kuris sukuria naudos. Žinai, teoriškai tu taip gali galvoti pradžioje verslo. Ta prasme, nes, pavyzdžiui, šituo atveju, kaip pas mane buvo, žmonos atveju turiu minėję, tai jinai skaičiavo, jinai žiūrėjo, kadangi, tarkime, kaip čia, mažoji bendrija, jinai įstatinio kapitalo jokio nereikalauja, pinigų nėra per daugiausiai, tu žinai, kad tu norėdamas pridėti tokio pobūdžio verslą, tu turi pirkti įrangą skirtą vaikams, jinai kainuoja. Tai tu žinai, kad jeigu tu būsi PVM mokėtojas, tai automatiškai tu įsiregistravęs iš anksto, tarkime, tai tu iš karto tą PVM, kurie nuo pirkimo gražinsis, tai reiškia, apyvartinės lėšas taupysi, ne, kitaip tariant. Tai mano galva, tai primityviai įmant, tai yra pagrindinis dalykas, ką tu turi įsivertinti, ar tau reikia pradžioje būti PVM mokėtoju ar ne, tai tiesiog pasižiūrėti, ar tu pačioj pradžioj veiklos nusimatai didelės kažkokius pirkimus, ta prasme. Tai turbūt tai yra esminis dalykas, ta prasme. Jeigu tu matai, kad tau to nebus. Aš tai dar atkreipčiau dėmesį ir tai, kad vertinant tos didelius pirkimus, ir čia, kur dažnai padaro klaidą. Tai tavo žmonos verslo atveju veikla yra PVM objektas, ar ne? Tai jinai bet kuriuo atveju pasiekus ribą, jinai privalo registruotis, arba jeigu jinai ten, juo labiau, jeigu jinai planuoja pirkti įrangą, ar ne, iš kažkur, tai jinai irgi turėtų mokėti PVM, ar ne? Bet dažnai atsitinka tokia, labai populiaris sritis yra fintechai ir įvairios ten įmonės, kurios užsiema finansinę veiklą arba nekilnojamo turto veiklą, kurios teikia nuomos paslaugas ir teikia jas fiziniam asmenim, kas yra neapmokestinama PVM, jie irgi įsivaizduoja, kad visos labai fainos rekonstrukcijos sutaupys apyvartinės lėšas ir jie susigražins ir tu jam sakai, oi, ne, žinok, čia tai tau tik tai tiek nuo viso pareis atgal, nes visa kita tu ar taip turi mokėti, nes tavo veikla. Tai mano ta rekomendacija yra jums įsivaizduojant ar net darant veiklą, labai įsivertinti ir tada nusipirkit konsultacijas, nepagailėkit laiko, nedarykit meškos paslaugos patys savo, ar ne? Dėl to, kad jeigu tavo veikla nėra PVM objektas arba jinai yra mišri ir iš to mišrumo tau ta PVM prievolė registruotis, ten, nežinau, gal bus tik tai po 7 metų tu pasieksi tą apyvartą ar ten kažkada, tikrai neverta, tu nieko ten nesutaupysi, bet jeigu, kaip tu, Rokai, sakai, ar ne, jeigu aš turiu verslą nuo pat pradžių ir yra PVM objektas ir man tas sugeneruoja teigiam, arba, pavyzdžiui, man kaip tik reikia labai daug atsargų ir aš žinau, kad kai prasidės tų atsargų realizacija, aš jas jau parduosiu su PVM. Tai man tikrai vienareikšmiškai, sakykime, labiau apsimoka būti PVM mokėtoju. Čia tikriausiai, Jurgita, grįžtant prie ir steigimo momento ir galbūt į Rokui reflektuojant, kad iš esmės, tai jeigu mes taip teisinė pusė, tai yra įsteigti vienetą, bet jeigu mes žiūrime į to verslo pradėjimą, tai tikriausiai šiai dienai turėtumėm apie pavadinimą, toliau apie to kapitalo intensyvumą, kurio reikės, nes nepriklausomai nuo dydžio, jeigu jūs teiksite uždarą akcinę bendrovę, tai taip minimalus įstatinio kapitalo reikalavimas yra 1000 eurų šiai dienai. Ar ne 2,5? Ar čia kažką 1000 sumažintas, jau abams jo sumažinta nuo kažkurių metų gegužės. O tai su nuo palaidų, kiek pražiopsoji. Aš įmonių nekuriu, žinai, aš jas konsultuoju. Bet tarkim, 1000 eurų atrodo tikrai nedidelė suma, bet jūs supraskit, kad vėliau į tą įmonę reikės pinigus dėti, nes įstatymas reikalauja paturėti vienasmenį valdymo organą vadovą, kuriam reikia mokėti ir skaičiuoti darbo užmokestį ir mokėti
darbo gera užmokestį. vieta. Tai jeigu, žiūrėkit, jeigu mes turim 1000, tai tą 1000 mes suvalgysim labai greitai ir jo reikės daugiau. Jeigu, vat, kaip Rokas sako, mes turime pirkimus, tai tikriausiai tuos pirkimus turi vykdyti jau mažoji bendryje įsteigta ir tu įsteigdamas turi atsinešti tuos pinigus, kuriuos tu dėsi investicijai. Taip, techniškai tu gali kaip fizinis asmuo nupirkti ir tada kurti ir įnešti. Nu, tu gali skolinti, nepamiršti. Nu, gali, bet ten vėl atsiranda skolos santykis, nuo savo skolinto leidžiami atskaitimai. Bet vėlgi, jo, okei, sutinku, kad yra tas... Žinoma, gal Rokai, aš tik pabaigčiau tuom, kad jeigu jūs turėsite per didelį statinį kapitalą ir jums reikės pinigų, tai jį susimažinti nėra taip jau ir paprasta. Jis mažinamas tik per eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą, kuris įvyksta per 4 mėnesius. Praėjus, pasibaigus finansiniam metam, plus reikia visus kreditorius informuoti apie tai. Tai nėra tas toks paprastas sprendinys. Tai va, Žodžiu, čia reikia pinigėlį ir viskas, ir guli tenai. Ir išimti jau sudėtingiau. Tai va, tai tik tiek, kad tai yra, be tos juridikos yra labai daug vietų, apie kurias reikia pagalvoti ir tikriausiai tas vienas iš pradinių, tai apie vadovą, kad jam reikės darbo užmokesčio mokėti. Taip, vat, grįžtant prie vadovo. Ir čia, kaip taisyklė, jeigu žiūrėti iš tą jauną verslą ir į jaunus dalykus, šitą vietą kažkodėl žmonėm atrodo ir jų paprastai argumentacija yra tokia. Tai taip, aš registrų centre užsiregistravau, aš esu vadovas. Toliau aš nieko nebedarau, nes aš registrų centre save matau kaip vadovą. Ir sako, tai va, taigi neturi pinigų ir aš atlyginimo dėl to neskaičiuoju ir darbo santykių dėl to nėra. Tai ką mes čia turim per situaciją tokiu atveju? Turim tą tokią situaciją, kur nepriklausomai, kad tai atsiskiria tas supratimas, taip registrų centre užregistruotas vadovas tu esi toksai ir tai yra tiesiog to juridinio fakto panaudojimas prieš trečiuosius asmenis, bet su prievolėmis sodrai ir mokesčiams tai jau yra atskira respublika ir tas nekeičia. Taip duomenys apie jūs bus perduoti automatiniu būdu toms institucijoms, bet jau visas ataskaitas susijusius su darbo užmokesčiu teks teikti patiem ir laiku. Šitoje vietoje aš gal tiesiog grįšiu prie bet čia gal ne tas, supranti, kad teikti ataskaitas, bet tas, kad labai žmonės įsivaizduoja, kad yra kažkur, nežinau, kur, tiesą pasakius, niekada nei vienas man konkrečiai neįvardėjo, bet ale kažkur yra, kad jie neturi mokėti atlyginimo, nes jisaigi čia nieko neuždirba. Techniškai galbūt ta problema išsprendžiama tokiu būdu, kad galėtų priskaičiuoti, bet neišmokėti ir kaupti skolą. Bet mokesčius susimokėti visais atvejais teks. Nes jeigu įmonė lieka skolinga... O kaip su GPM, ta prasme, taigi jisai mokės? Ne, tu sumokės, bet sodra turi mokėti. Jo, tu turi susimokėti. Vat sodra, tai tikrai gali ir GPM užgyventi sumokėti, nes vis tiek, šiaip ar taip reikia. Ne, GPM mokėti tai nėra dėl ko, nes tada nebus, nes metinė deklaracija bus. Negerai, tai už karto nemokėkit GPM, neklausykit Marijos. Nemokėkit. Kol nemokat algos, turi GPM nemokėti. Kita, gal aš iš kito kampo pažiūrėčiau, o juridinis vienetas, kokiu principu, tarkim, gerai įsteigiau aš UABą, neplanuoju būti jų PVM mokesčių mokėtojų, tai kokiu principu aš tą apskaitą turiu vesti? Kaupimo ar... Kaupimo. Tik kaupimo. Iš esmės, jeigu kalbant apie apskaitą, ką jūs turite žinoti, jau čia Marius perduoda estafetę, tai nepriklausomai iš tikrųjų, ką jūs nuspręsite vykdyti, ar tai bus mažoji bendrija, ar tai bus UABas, ar tai bus individuali veikla, gal mažiau verslo liudimas, bet ir tai turi prievolę pildyti žurnalą, jūs vis tiek turėsite prievolę vesti apskaitą. Apskaita, jinai gali būti skirtinga ir reikalavimai tai apskaitai yra labai skirtingi. Jeigu mes turim juridinį vienetą, jo apskaita visada yra kaupimo principu ir juridinio vieneto tik tai yra tokie dalykai, skirtumai, kad jeigu verslas yra labai mažas, pavyzdžiui, mažosios bendrijos, dalis įmonės, kooperatinės bendrijos arba ten tikros ūkinės bendrijos, nežinau, ar dar kada nors tokios užsiregistruoja, kad jų veikiančių yra, tai žinau, bet ar naujai registruojasi, abejoju.
Jos visos turi verslo finansinės apskaitos standartus, buvusios verslo apskaitos standartus ir ten yra visi reikalavimai, kaip turėtų būti užregistruojama kiekviena operacija įvykusi jūsų versle. Jeigu jūsų verslas yra labai nedidelis, kaip mažoji bendrija, galima naudoti tik tai vieną specialų standartą, bet jūs vis tiek turėsite teikti finansinės ataskaitas registrų centrui kasmet ir jas reikės pateikti per 4 mėnesius finansiniam metam pasibaigus, tai yra grubiai, taip, tas deadline'as yra birželio 1 diena, iki jas reikia pateikti patvirtintas arba šiaip, jeigu jau ten nereikia akcininkų sprendimo, tai tiesiog pateikti registrų centrui. Ir tikrai su kiekvienais metais ta prievolė vis labiau registrų centras kontroliuoja ir jie turi teisę išregistruoti jūsų verslą, jeigu nepateiktų. Ir šiemet aš girdėjau, kad baudos buvo netgi 1400 eurų už nepateiktas. O čia kas bauduoja konkrečiai registrų centras? Tai registrų centras. Taip, registrų centras baudžia vadovą. Okay. Vadovą, tas asmeniškai. Taip, asmeniškai vadovas. Taip, vadovas yra atsakingas. Vadovas yra atsakingas už tai. Skaitų pateikimą laiku. Ir jeigu jau jūs tikrai pagavote laimės paukštę ir jums tie 1 metai buvo sėkmingi, nes ten irgi tokių klausimų turim, čia mano 1 metai, kodėl aš turiu audituotis. Tai jeigu jūs pagavot laimės paukštę ir jūsų 1 metų rezultatas yra daugiau negu 3 milijonai ir turto jūs turite daugiau negu 1 800 000 ir darbuotojų jums pavyko rasti daugiau negu 50, 2 iš 3, jūs turite turėti audituotas finansinės ataskaitas jau 1 metais. Tai jeigu iš tikrųjų tas jūsų verslas toksai, sakykime, sėkmingas arba iš karto žinojot ir buvot pasiruošę, tai turėtumėt būti pasiruošę iki galo. Tai vienas momentas. Jeigu mažas verslas, audituoto ataskaitų tikrai nereikia, nebent jūs įkūrėte verslą ir jūsų verslas naudoja ES finansavimo lėšas, tai gali būti, kad tas projektas turės būti audituotas atskirai, ar ne? Bet čia jau tokie jeigu. O jeigu jūs vykdote individualią veiklą, tai šitoje vietoje vėlgi apskaitos klausimas yra ir čia apskaita jau jinai gal neturi tiek daug reikalavimų, neturi standartų, neturi kažkokių ten, nežinau, ilgalaikio turto nusidėvėjimų ir visokių kitokių mistinių dalykų, apie kuriuos dažnai niekas negalvoja ir ten sunku būna įrodyti, kas prie ko. Tai tiesiog registracija, ar ne, pajamų ir sąnaudų ir tą jūs turite daryti ir šitie metai, 23 metai yra ypatingi tuom, kad jūs teikdami savo individualios veiklos pajamų mokesčio metinę deklaraciją, kiekvienais metais iš tikrųjų jūs tą turite daryti, pasirinkti apskaitos metodą. Metodai individualiai veiklai yra 2 - pinigų arba kaupimo. Ir kaupimo metodą jūs privalote naudoti, jeigu jūs esate PVM mokėtojai arba naudojate ilgalaikį turtą savo veikloj. O šiemet jeigu jūs atmeskim, jūs ne PVM mokėtojas ir neturite ilgalaikio turto, tai ką jūs šiemet pasirinksite, pinigų ar kaupimo metodą, jeigu jums neatsiras prievolės PVM ar kažko, tai iki individualios veiklos pabaigos bus naudojamas tas metodas, kasmet jų kaitalioti nebegalėsite. Tai atkreipkite dėmesį šiais metais, tie, kurie šiemet užsiregistravo ypatingai, nes bus pirma tokia deklaracija, o tie, kurie veiklą vykdote jau ilgus metus, tai pagalvokite iš tikrųjų, kokią metodologiją taikot ir ką jūs naudojat. O tie, kurie nežino, tai noriu pasakyti, kad ten yra varnelis klausimas. Jo, čia pačiam registrų centre kaip... Ne, čia yra metiniai VMI. Tai individualiai veiklai. Ir dabar gal tik tais toksai, kaip čia žmonės tikriausiai paklausų, kas čia tas ilgalaikis turtas. Tai tikriausiai aš tokį žinau atvejį iš seniau, kur taip, tikriausiai pagrindinis skirtumas tarp kaupimo ir to pinigų, tai apsiskaičiuojanti suma. Tai jeigu aš išrašiau kaupimo principų sąskaitų už 10 000 ir dar negavau tų pinigų, tai mokesčius man vis tiek jau reikės susimokėti. Pinigų, taip. Tai nuo gavimo fakto. Taip.
Bet tas ilgalaikis turtas, apie kurį mes tikriausiai šnekame, tai būtų kas? Ilgalaikis turtas tai yra bet kas, ką jūs naudojate, irgi, ką jūs irgi turite turbūt atsiminti ir ko mes pakankamai dažnai vis stebimės. Žmogus vykdo kokią nors pardavimų veiklą ir jisai aktyviai važinėja po Lietuvą, siūlydamas ten kažkokias ar prekes ar paslaugas ir nori nurašyti kurą ir tada tu pažiūri, kad VMI neuždeklaruotas, kad jis naudoja automobilį. Tai pirmiausia, jūs turite užsideklaruoti automobilį. Tai ir yra ilgalaikis turtas, jį galima naudoti veikloje tiek, kiek apibrėžia, tai yra įstatyme. Lygiai taip pat jūs vykdydami veiklą galite naudoti dalį savo buto ir tai yra jūsų būsto dalis, kuri naudojama individualioje veikloje, jūs irgi taip pat jį turite deklaruoti tam, kad tai būtų jūsų sąnaudos. Galite jūs ir nuomotis kažkokią vietą, kurią jūs turite, tai vėlgi turėtų būti deklaruota, kaip jeigu tai yra jūsų individualios veiklos vykdymo kažkokia vieta. Tai tas ilgalaikis turtas, apie kurį yra pranešimai, yra specialus pranešimas, jisai turi būti ir tokiu atveju jums privalu naudoti kaupimo metodą. Tai, ką Marius minėjo, kaupimo metodas yra tas metodas, kada yra registruojami dokumentai ir mokesčiai yra mokami priklausomai nuo to, kokios pajamos pagal dokumentus jums gaunasi, kokias sąnaudas pagal dokumentus jūs patyrėt, nepriklausomai nuo to, kada faktiškai judėjo pinigai. O anas metodas yra atviršas, tai yra įkrito pinigai, gavau pajamų, iškrito pinigai, išleidau pinigus. Tai va čia yra du momentai, aišku, manęs dažnai labai klausia ir šita turbūt viena iš temų, ar ne, kai renkuosi verslo formą, kas yra tas kriterijus. Marius kaip teisininkas paminėjo atsakomybės klausimą. Aš kaip apskaitos žmogus ir mokesčių žmogus turbūt turėčiau sakyti, kad kompleksiškai reikėtų vertinti ir atsakomybių klausimą, tai yra turto, kuo aš nešu, bet kompleksiškai reikėtų vertinti administracinius dalykus. Tai reiškia, kad jeigu aš turiu verslo apskaitos standartus, anksčiau buvo privaloma UAB-ui turėti buhalterį, dabar nėra privaloma, vadovas gali vesti buhalteriją, viskas tvarkoja. Tai jeigu jūs turite tam žinių ir gebėjimų, tai jūs tikrai galite rinktis tą formą ar mažąją bendryją, ar UAB-ą, jokio skirtumo tame nėra. Jeigu jūs tokių žinių ir gebėjimų neturite, jūs turite įsivertinti, kad iš karto nuo pirmos dienos jums reikalingas bus žmogus, kuris jums padės tą daryti. Ar konsultacijų forma tai padės daryti, ar jūs samdysit, ar jūs kreipsitės į kompaniją, bet atsiranda kaštas, ar ne? Tai žmogus, kuris jums padės tvarkyti apskaitą, suskaičiuoti mokesčius, parengti ataskaitas. Jeigu mes kalbam apie individualią veiklą ir individualios veiklos apskaitą, tai ten yra žurnalas, aš tiesiog suregistruoju, man ten žmogus reikalingas būtų gal, metiniai deklaracijai, PVM deklaracijom, jeigu jau atsiranda tokios prievalės, ar ne. Tai vėlgi tas kaštas, kurį apskaita sukurtų, tai jisai būtų šiek tiek mažesnis individualiai veikloje. Tada sekantis turbūt klausimas ir pagrindinis, tai yra mokestinė našta. Tikriausiai taip, bet aš taip dabar, mes čia taip daug gražiai pašnekėjom ir aš taip dabar įsivaizduoju visus tuos, mes labai tuo tradiciniu požiūriu praėjome, o kai turime tos atvejus, kur, tai aš čia kažkaip programėlį užsiregistravau, čia užsisakau, čia parduodu, čia viskas praplaukia, kokie man čia nei kažkokio buhalterio, čia aš viskas sąskaitoj pas mane vyksta, čia papildžiau ten parduotuvės sąskaitą, čia nupirkau, kažką perpardaviau, kai kurie žmonės sako, čia aš taip gyvenu. Tai ta prasme, kad tas verslas, ta veikla, kurią jūs galite užsimti, neturi visiškai jokio fiziškumo. Tai galbūt aš čia parašiau programėlę, įkėliau į, nežinau, į ten Google Store ar į App Store ir aš ją parduodu, pinigėlį man čia kapsi, kokia dar čia apskaita, kokia čia veikla. Aš tai nežinau, aš tai galvoju, kad kiekvienas asmuo, jeigu jisai pradeda verslą ar ne, galvoja apie įmonės sukūrimą kažkokią tai ir galutinį variantą įkūrė kažkokią tai įmonę, tai realiai, jeigu tu neturi jokio backgroundo, ta prasme apskaitos, tai tarkime, pavyzdžiui, aš labai rekomenduoju iš esmės, kaip galima anksčiau turėti kažkokią tai apskaitininką, ar jis samdytis, ten yra variantai visokie. Bet ta prasme... Bet tai, kad tu sakai, Mariau, kad čia iš to išplaukia, kad čia man niekas nesužinos, kad aš taip darau, tai sužinos, nes tas Google Apps'as patiks duomenis visus VMI ir VMI ateis ir sakys, duok.
Taip, tai vat, kad Dabar. Sužinos, tai vat, čia yra, kad sužinos, tai gal nuo to, kad tai sužinos ir tiesiog tą savo veiklą, jeigu jūs jau kažką kūrėte, gaminate ir parduodate, nors ir atsitiktinai, nors ir atsitiktiniu būdu, tai jau supraskim, kad yra veikla ir reiktų pradėti galvoti jos. Ten yra niuansų, tu gali taip sakyti, ten, žinai, gali būti taip, kad aš, nupaišiau kūrinį kažkokį, dėl to, kad man labai patinka paišyti, netyčia kažkas nupirko tą kūrinį iš manęs. Tai, žinai, tu dėl tokio dalyko vienkartinio, tu ten turbūt nieko nesiregistruosi ir nieko nedarysi. Tai žmoniškai, ar ne, ta prasme. Bet jeigu tu siūni, nežinau, ten kažkokius tai pirštinaitės, koinytės ir, tarsi suprasdamas tai dėdi internetą, ten tam tikrus, tarkime, žinai, platformas ir pardavinėjai, tai, supranti, šiaip viduje ne vienas žmogus, jisai dažnai būna, pavyzdžiui, pradžioj, jie sako, aš nesupratau, aš vykdau veiklą ar ne, bet iš tikrųjų tai jie žino viduje. Kiekvienas žmogus supranta, jeigu tu sieki ekonominės naudos, iš esmės iš savo pasikartojančių sandorių, tai iš esmės tu vykdai ekonominę veiklą. Tu pats savo turi atsakyti šitą klausimą. Ir jeigu tu vykdai ekonominę veiklą ir tu jau tai supranti viduje, tai labai tikėtina, kad ir visi aplinkui supranta. Čia matai, Rokai, čia yra tas toks sudėtingas momentas, kur galbūt tas koinytės ten mesgiai, žinai, savo ir kėlė į kokį Instagram ir staiga kažkas sako, pasiūk man. Tai taip ir pasiuvai. Tai vieną kartą pasiuvai, tai tau nebus galvoj, kad aš čia dabar iš to uždirbu. Bet šitoj vietoj tikriausiai, kad gal aš tik tai atkreipčiau į tą vietą, kad tie kūrybininkai, kurie daro ir kūrė, jie, kartais... Aš manau, kad jie puikiai supranta. Jau aš to galiu pasakyti pavyzdį apie savo vaikus. Jau jeigu mano vaikas supranta, kad jis įgauna naudą dėl to, kad jis daro kažką ten... Nesvarbu, kad ta nauda yra tokia va. Bet, Tai tu nori pasakyti, tu namuose savo vaikam apskaitą vedi? Kai ateis ta diena, kai ta nauda pasieks jau tą sumą, nes mes dar netgi pasičekinom, kiek turi pasiekti tą naudą sumą. Nemokamai veda apskaitą. Taip. Bet žinai, tarp šeimos dovanos ten gali dovanoti, žinai, jinai savo paslaugas. Aš nedovanos ir tu išprotėjai. Tu savo vaikus nučerdži. Ne, tai tu dabar... Viskas pasaulį mokama, tegu mokinasi. Tu čia dabar. Taip, teisingai. O tik visko gana. Bet tai dabar žiūrėk, tai mes tavo vaikai turės kolegą konsultuos PVM klausimais. Kaip pažiūrėsim, kas pigiau. Samdysies bado, gal tada, žinai, tą prasme, tai tokiu būdu aš gitai. Mano vienas vaikas klientą siūlau. Agirdi, mano vienas vaikas ruošis paveldėti mano vietą. Jau ruošiamas jis yra. Taip, ruošiasis. Ruošiasis pats. Pats, jo, jau jisai nesakė... Yra, ta prasme, žinai, kaip anksčiau karalystės, tai va čia darbo vieta. Sako, tu numirsi, aš paveldėsiu tavo vietą. Čia žiauriai. Kiek čia tau liko, žinai? Tai Rokai, gal grįžtam prie tavo to verslo, tai kiek iš tų, ką mes čia šnekėjome, klausimų, tu praktiškai, taip žinai, pats savo kailių patyrei ir praėjai. Matai, man gal paprasčiau buvo, nes aš vis tiek šokį tokį supratimą turiu. Tai man turbūt paprasčiau buvo, bet ką tu pradžiui sakei labai teisingai, tas visas registravimasis, mes nusprendėm rinktis MB variantą, nes realiai mažoji bendrija, nes dirba ten, tarkime, tik tai vienas žmogus, žodžiu, čia nenusimato jokių grandiozinių projektų, dėl ko čia man reikėtų UAB daryti, žinai, ir nereikalingas įstatinis kapitalas, ta prasme, tai kažkaip, tuo metu, tam momentui buvo labai teisingas sprendimas, aš galvoju. Labai greitai mes įregistravom tą įmonę registrų centre, iš esmės, nežinau, aš atsimenu, man yra tekę įmonę steigti, aš tai pasakyčiau, irgi MB, berocio MB, ir tai buvo prieš 10 metų. Ir aš turėjau tokį didelį atkarpą, kada tada dariau ir dabar dariau. Ir tipo, kaip tu, matai, kaip viskas pasikeitė stipriai. Tai anksčiau reikėjo, žinai, tokį, turėti, tas giblemba, ID kortelę. Ir jinai turėjo ten tokį parašą elektroninį kažkokį specialų tipą. Ir tam tu tik tai galės prisijungti prie registrų centro, turi turėti dar tokį specialų skaitytuvą, įjungti į kompiuterį, tada įkišti tą, reiškia, tipo kortelę ir tada tu gali pasirašyti. Ir tai tokiu būdu. Dabar tu tiesiog pasirašinėjai su mobiliaku, elementariuoju būdu parašo. Tai labai šitas geras dalykas yra ir sakau, ten porą dienų ir įmonė įkurta buvo. Iškart mes gavom pranešimus į reiškiasi, paštą, kad sveiki sveikučiai, žodžiu, VMI prisistatė. Nes jie pamato. Tai sveiki, pradėjote vykdyti veiklą, mes jau čia būsim jūsų tas aptarnaujantis personalas. Nes registrų centras iškart šitą informaciją perduoda apie registruotą įmonę, VMI.
Ir, reiškia, kaip perdavė, bet dėl to labai geras momentas ten buvo, ką aš turėjau pasakyti, apie ką nepagalvojau tuo metu, kaip mes tai darėm. Tu kaip registrų centre nurodinėjai, reiškia, savo elektroninį paštą, kurdamas įmonę, tai tu dažniausiai nurodai, kokį, savo asmeninį kažkokį, tai žinai, tipo, suvedi ir viskas, ta prasme. Ir tau tada krenta informacija iš VMI, kur sveikučiai tavo asmeninio, kai pas tavai ten yra visokios spamo pilna, žinai, tai tu ten gali ir taip praskipinti šitą reikalą. Aš ir norėjau paklausti, arba šiaip įjungiu praskipinimo funkciją, kad kartais aš tipo negavau. Kartais būna, aš nemačiau šito laiško. Ai, kažkas čia per sveiki, ai, ne. Šitas būna. O, žinai, jo, tai ar tu rekomenduoji praskipinti? Ne, Jis rekomenduoja įmoniai sukurti atskirą dėžutį iš karto, kad ten kristų. Jo, bet jau kai ten įkris, bet, pavyzdžiui, aš turiu tokį norą. Pavyzdžiui, yra tokių žmonių, kurie, kaip tu sakai, su to platformom, kur ten aš pardavinėjau per eBay, niksgi nematys to, ne? Tai, turi tą tokį įsivaizdavimą, kad jis kažkokiu būdu ten bus nematomas, arba jis pasislėps, arba jis ten kažkur bus matomas. Bus matomas ir esminis dalykas, kad aš rekomenduoju iš karto atsižvelgti į tos mailus, kuriuos siųsti yra, nes iš principo tenai būna, tokia pirminė informacija, ką reikia padaryti. Ten iš karto tavo kaip naviguoja. Tai yra paprasčiau, nes tau nereikia eiti į VMI ir pačiam ieškoti tos informacijos atskirai, ar ne? Tai, dėl to patogu. Tai, pavyzdžiui, iš karto gauni informaciją, kad per 5 darbo dienas tu turi ten pateikti tam tikras formas. Ten 791 reiškia užpildyti apie savo buhalterį, apie ten padalinius. Jeigu neturi buhalterio. Tai ir parašai, kad neturi. Vadovą nurodyti. Tu turi ten ne tai, kad pateik duomenys apie buhalterį, tu turi nurodyti, kas bus atsakingas už apskaitą. Tai tada automatiškai yra vadovas. Jo. Tu vadovo žmoną paskirti, nurodai, kad čia, žinai, iš esmės taip. Tarkim, po to mes, aišku, samdėm, tarkime, faktiškai samdom, reiškia, įmonę apskaitos mažą tokią, kuri mums veda, tarkime. Ten tokia minimaliai, žinai, reikalingų pastangų, kur įdeda. Nes iš esmės tenai mažas apsisukimas vyksta. Ja, tai tikriausiai nuo to ir tavo pasirinkimas buvo, kad kurią formą rinktis. Būtent. Nes tikriausiai mes kaip ir matom, tarkim, kaip pirkėjai, jeigu mums sąskaitai išrašo mažoji bendrija, tai mes taip kaip ir pagal nutylėjimą suprantam, kad, čia toks versliukas, kur kaip čia saviveikla. Toksai. Bet tai gaju yra labai gaju, ta prasme, bet aš manau, kad tai yra daug tiesos tame, žinai, kad jeigu MB, tai, jie tokie yra, žinai, patys savo. Jie patys savo, vienas dalykas, automatiškai tai nėra, tie, kurie, jeigu steigia, paprastai ir steigia dėl to, kad nereikėtų turėti darbo sutarčių. Va šito nepainam dalyko, čia tai įdomus momentas, ar ne? Kaip turi dirbti pagal darbo sutartis, ar ne? Pavyzdžiui, tarkime, MB nariai ir vadovai, pavyzdžiui, ar ne? Ko skiriasi, tarkime, nuo UAB-o? Tai čia pagrindinis momentas ir yra tas, ar ne? Kad UAB-as tai yra akcininkai ir tu gali būti akcininkas, bet jeigu tu esi direktorius, tu turi turėti darbo sutartį. Direktorius gali išvaryti akcininką, iš įmonės, nes akcininkas, kaip į savo teisę įgyvendina. Tu gali būti šizofrenikas, buhalteris, direktorius ir akcininkas vienam. Gerai, žinai. Ne, čia iš tos pusės, kad tikriausiai mažoji bendrieji narys gali ten vykdyti veiklą, pats veikti, dirbti ir jis būti tas toksai dalyvis ir turėti teisę kažkokį. Techniškai UAB, tarkim, jeigu tu būtum akcininkas, o tavo žmona direktorė, tu ateitum, sakytum, brangioji, parodyk man čia, žinai, kokią sutartį su klientu žmona, sakytų, tu esi nieks Klauk, rašyk prašymą ten pagal akcinių bendrovių įstatymo kažkelintą straipsnį, pasižadėk, kad saugosi informaciją ir tada aš tau parodysiu. O tada tu kitą dieną parašai, patikite man ataskaitą ir jūs atleistas, nes jūs nepasiekite iškeltų tikslų. Nice. Ta prasme, tai čia toks, žinai, techninis čia dalykas. Čia pažaidimai. Taip, čia jeigu nori pažaisti su savo antrą pusę. Tu vienu žodžiu... Jeigu vienos tik, kaip čia, tipo žaidimai jau nusibodo, tai tu kitą daryti. Susikurkit UAB-ą, išgelbėsit santuoką. Tai vienu žodžiu, prisistatė VMI, ir ką, ir ten užsipildėjai ir gerai. Jo, ir tam prasme iš esmės. Sodra. O su Sodra geras dalykas. Sodra, matai, pradžioj buvo taip, kad mes nemokėjome jokio užmokesčio vadovui. Realiai jisai dirba pagal civilinę darbo sutartį.
kadangi aš kaip suprantu žmogus, kuris dirba pagal civilinę darbo sutartį, tai pas jį objektas yra tik tai gyventojų pajamų mokestis, ką turi mokėti, ar ne? Tai dėl to Sodra kaip ir ramu buvo šitą vietą. O jeigu jau yra UABas ir tas kitas žaidimas, tai tada ne ta, kur Rokas žaidžiau, tas kitas žaidimas, tai tada Sodrai reikės mokėti. Kaip tik reikės mokėti. Ir kitas gal toksai paprastai sako, nu tai čia tas vadovas nelabai čia kažką darys, tai mes čia kiek čia jo pusę ketvirčio etato ar valandą ar per valandą per mėnesį. Čia minimaliai taip turi būti. Ne, čia ir taip labai populiari opcija įsidarbinti vadovą valandą per mėnesį, nes jis pat per valandą pasirašys viską ir daugiau nedirbs. Ir daugiau nedirbs. Jo, bet ten netaip veikia. Veikia, tai čia ką jūs turite žinoti. Nu, dažniausiai mes kaip ir kalbėjom ir mes kažkaip labai sąmoningai nusisukam į visus žaidimus, bet tą mokestinę naštą nustumėm kažkur į šoną. Tai mokestinė našta, jeigu žiūrėti procentaliai nuo pajamų, čia dabar reikia suprasti, aš sakau apie procentaliai nuo pajamų, nesakau rezultatą, nesakau kažką, aš sakau procentą nuo pajamų. Jeigu jūs esate tas toks mažas labai verslas savo, ar ten dėl savęs, ar savo šeimai, tai jūs turite dar įvertinti ir bendrą mokestinę naštą. Tai yra, kiek jūs turėsite sumokėti mokesčių. Ir jeigu mes kalbam apie šitą pusę, tai procentaliai, nežinau, aišku, čia priklauso vėlgi nuo dydžio, ar ne? Jeigu jūs ten nieko nedirba daugiau, ir daug ten tų dedamųjų, bet šiaip, jeigu taip žiūrėt, ar ne, šiek tiek pigiau yra individuali veikla, jeigu mes žiūrim procentaliai nuo pajamų. Ta pati apyvarta. Jeigu mes žiūrim apyvartą, dėl tos priežasties, kad ten yra pakankamai žemos lubos, tai yra Sodros lubos yra pakankamai žemos, lyginant tarkim su darbo užmokesčiu, kurį jūs turite mokėti. Ir išvedus tą bendrą verslo apmokestinimo procentą, tai yra šiek tiek mažiau individuali veikla negu bet kas yra. Mažoji bendrija čia yra labai stiprus žaidėjas, nes mažoji bendrija, jeigu mes kalbam apie vadovą ir išsimtus pinigus, tai čia sužaidžia civilinė sutartis, kurią turi mažosios bendrijos vadovas. Ir čia gali būti taip, žinai, kad mes turėsim kažką labai apylygiai. Nes vėlgi tai reikia suprasti, kad tas atlygis dabar jau yra apribotas. Tai nėra tiek, kad kaip kažkas įsivaizduoja, kad aš esu mažosios bendrijos steigėjas, aš esu mažosios bendrijos direktorius ir aš tada kaip direktorius pagal civilinę galiu pasimti viską, ką jinai uždirba, tai ne. Yra apribota ir į tą irgi turite atsižvelgti. Skaičiuodami pajamas, skaičiuodami srautus, skaičiuodami dalykus. Ir aišku, yra UABas. Bet tam tikrais atvejais UABas bus vienintelė galimybė jums vykdyti veiklą, jeigu mes kalbam apie licencijas. Taip. O žiūrėkit, dar dariau apie mažąją bendriją paklausiu, kas gal man aktualu bus, tarkim. O gal ir ne. Bet jis yra tokia, pavyzdžiui, jeigu mažoji bendrijoje yra 5 nariai, jie visi gali dirbti pagal civilinę sutartį? Ne. Beleką, pavyzdžiui, jeigu jisai vežėjas yra, nežinau. Ne, žiūrėk, nariai mažoji bendrijoje dirba va taip. Jeigu... Žiūrėk, Rokai, gal paprašiau atsakysiu klausimą. Akcinėje bendrovėje, jeigu akcininkas dirba, tai yra nelegalus darbas. Taip. Mažoji bendrijoje nariai gali, ta prasme, atlikti užduotis. Už pinigą? Pinigėlį? Už galutinį rezultatą. Kitaip sakant, tu gali būti įmonėje, vykdyti funkcijas, kaip faktiškai dirbti, bet tai nebus, patikrinimo atveju, nebus nelegalus darbas, kur ten baudos yra, tūkstančiais. Gerai, supratau. Čia nelegalus darbas, tik tai tiek, kad kaip ir individualioje įmonėje, mažoji bendrijoje atsiranda tas pats, tai yra lėšos asmeniniam poreikiam, tai yra darbo užmokesčio apmokestinimo mechanizmas. Tai jeigu jie gaus atlygį, bet tai jie gali negauti. Jeigu yra du būdai, ne? Aš galiu išsimti dividendus. Konsultacijos norite, ne? Taip. Jo, mes nekonsultuojam. Nekonsultuojam, tai ne. Tu gali išsimti dividendus
Tai kad tu konsultuoji. Ne, tau opcijas. Aš nesakysiu, kas geriau. Gerai. Tu gali išsimti dividendus arba lėšas asmeniniam poreikiam tenkinti. Aišku, o čia jau susiskaičiuok. Supratau. Gerai, bet man nedraudžiama dirbti ir čia aš nebūsiu kažkoks tai... Nelegalas. Ne. Mažosios bendrijos, jeigu nėra pranešta, aišku, gali būti, kad ateis darbo inspekcija tikrinti tavęs, bet jeigu... O ką aš čia tada turėčiau paduoti įdomu? Kažkokį steigimo dokumentą, sakyk, žiūrėk, aš esu tas ir tas. Išrašą iš registrų centro, kad tu esi rytas. Sveiki, čia iš papiriuką išsitraukiu, ar ne? Jie paskambins tau. Praneš, kad ateina. Jie patiks kaip, kad pas tave taip labai ateitų... Pasiskūs žmona turi, kad žinai. Nuo veiklos, nes jeigu užsimsi statybų veikla, tai... Ateis. Tikėtina, kad ateis. Arba kokie vairuotojai, žinai. Jo, tos, kur, žinai, linkę ten, kaip čia, liberaliai žiūrėti įvairius reikalavimus, tai taip, ateis. Aišku, gal toks vienas papildomas dalykas, mes kaip šnekam apie individualią veiklą, dažnai visiems taip atrodo, individuali veikla, tai čia aš čia vienas dirbu. Tai individualioje veikloje asmenys gali turėti darbuotojų ir sudarinėti darbo sutartis. Jo. Tai jūs galite samdyti žmonės, būti tuo mokėtoju. Dar vienas labai svarbus momentas, kurį irgi turim pasakyti, nes irgi žmonės kažkaip įsivaizduoja, kad kalbant apie 1 valandą per savaitę, arba ten kažkokius darbuotojus, kurie samdosi nežinau, ten pusėje etato ir dar mažesniam laikui. Jeigu jūsų tas samdomas darbuotojas turi kitų darbuotojų, darboviečių ir jisai per mėnesį uždirba minimalų atlyginimą, tai viskas tvarkoja, jūs mokėsite mokesčius nuo tos dalies, kokią jūs apskaitysite. Bet jeigu ne, jeigu jūs esat vienintelis jo darbdavys, tai mokesčiai jūs vis tiek bus nuo minimalios algos. Tai jeigu žmogus ir dirba 1 valandą per mėnesį ir jis niekur daugiau nedirba, tai jūsų ta 1 valanda kainuos mokesčių prasme, mokestinė prasme, kaip visa minimali alga. Čia sodros pusė, čia ne GPM pusė, čia sodros pusė. Tai tą irgi reikėtų atkreipti dėmesį, nes labai dažnai žmonės ir nustemba ir sako, jojojoj, kokia čia neteisybė, Nes ta valanda stipriai išbrangsta mokestinė prasme. Vis tada beveik galvoja, tai aš ir samdysiu visą mėnesį, ką aš čia dabar moku kaip už visą, o gaunu valandėlę. Tai aš šito ir norėjau, nes ir vadovui tas pats taikoma. Jeigu jūs tik tais esat steigėjas ir niekur daugiau nedirbat ir čia dirbsit valandą, tai mokesčius susimokėsit už save nuo viso. Dar turbūt, kadangi dabar mes tokie labai globalūs ir labai tokie visokie ir turim ryšių su visais įvairiausiais aspektais, tai kartais irgi būna tokių, kai draugai susikuria verslą, kuris veiks ir Lietuvoje, ir tarkim kitoj šalyje. Ypatingai IT sferai. Ir tada irgi sprendžiasi ir renkasi jurisdikciją, ar ne, ir jeigu jūs įsteigėte čia Lietuvoje įmonę, tai tada jūsų tas partneris, jeigu mes kalbam apie UAB, jisai turės turėti darbo santykius. Ir tada vėl atsiras tam tikri niuansai, kuriuos jau jums reikėtų pasigilinti ir stipriai. Tai yra teisė, kuri jau net ne lietuviška, o tarptautinė. Tai būtent jeigu samdome užsienietį, tai dėl sodros jau ten tikrai yra reikalų ir reiktų pasidomėti. Nes jeigu mes pradėsim čia į tai lysti, tai visai suklaidinsime, jau paklaidinsime į tokį mišką, kad važiuoja. Tik tai, kad tai yra pakankamai dažnai, ar ne? Taip, ypač dabar. Ypač dabar, kada žmonėm, tos ribos jos yra pakankamai išsitrynusios, bet žmonės dažnai pamiršta ir įsivaizduoja, kad mokesčiai taip greitai, kaip IT biznis nesisuka. Tiek, kad gal jeigu taip pat Roko pavyzdžiui, žiūrint 10-mečio tą perspektyvą, tai dabar ir užsienį gali pas tą asmenį ateiti ir sakyti, labą dieną, jūs čia kažkur Lietuvoje dirbate ir nesusimokėjote. Tai čia geriausias įrodymas šitas DAKAS 7, kuris įsigalioja, ar ne, kur visos platformos pranešinės apie įvykusius sandorius. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jūsų numestos kainytės perėbėjų jau jos bus matyti. Ir jau jūsgi niekur nebepasislėpsit ir visi žinos, kad jūs tiek koinyčių pardavėt Anglijoje, tiek Vokietijoje, tiek Prancūzijoje ir volia jums tokie mokesčiai. Žodžiu, kaip čia, duomenys, kuo toliau, tuo
geriau ir, kaip čia, didesnė apimtimi yra gaunamos, tarkime, dalinamas duomenimis tarp valstybių, tik tai skirtumas gal tas tikriausiai, kad neskirtumas, gal ir skirtumas, kad resursų turbūt skirtumas skirtingose, žinai, valstybėse, kiek, tarkime, mokesčių administratorius gali, žinai, skirti pastangų, tarkime, kiekvieną apšokti, apibėgti ir apžiūrėti. Tai aišku, turbūt visi įjungia tą kritinį mąstymą. Tai jeigu tu aš pardaviau ten tų koinyčių, ten kaina yra euras ir aš ten per metus gavau 250 eurų, tai ir šiaip aš galiu tiek gauti, ar ne, tai niekasgi jų tikrai neieškos. Bet jeigu mes kalbam, kad aš tų koinyčių parduodu milijonais. Tada tu pasidarai įdomus. Įdomu, kas šitaksai, ką čia daro, žinai. Iš kurios gauna siūlų tom koinytėm. Tikriausiai visada yra tas toks, kaip mes sakom, dažnai diskutuojant ir apie bendrą mokestinę sistemą, kad sako, čia pristatykim naują mokestį ir tada pradeda tie kaip čia, politinė valdžia pasiūlo, ekspertai pradeda skaičiuoti, gerai, nauda bus X, bet administruoti kainuos Y. Ir čia yra pliusas ar nėra, nes tikrai visas tas procesas reikalauja administravimo ir jisai kainuoja. Aš tikrai nemanau, kad pasiėmė tas ataskaitas, sėdės ten visi ir studijuos. Aš tikrai nemanau. Aš manau, kad iškilus klausimui, pirmiausia, turbūt pažiūrės automatiniu būdu didžiausius. Taip. Tada pažiūrės tuos, apie kuriuos yra negerų minčių, ar kur dega raudonos lemputės. Tada sakys, pažiūrėkim čia, ar jisai neturi. Ir tai aš manau, kad tai yra labiau įrankis negu galimybė sekti. Kažkada tai ir buvo, kad jau bankai kaip pradėjo teikti, ar ne? Tai tada čia buvo tokia panika, kliksmas, kad čia ojojojojoj. Nėra tiek pasaulyje resursų, kad sėdėtų tiek ten, kad ir tai yra automatizuotas procesas, ar ne? Niekas nemes tiek, kad kiekvieno banko sąskaitą analizuotų visas įplaukas ir visas išplaukas ir ten visas kitas sumas. Tikrai turi ką veikti ir be to. Rokai, dar turi patarimų iš to šviežio verslininko perspektyvos? Aš galvoju tik tai, kad mes čia taip aptarėme tos variantus visus, ten tarkime MB, ten žinai labas, dar kažką, bet apie registraciją šitos įmonės, ne, įmonių tipo, bet, pavyzdžiui, o kaip apie pirkimą? Pavyzdžiui, ar apsimoka pirkti įmonę? Gal vieno dalyko neaptarėm, steigiant juridinį vienetą jums reikės buveinės adreso? Jo, faktas. Tai va, šita čia tikriausiai vienas iš tų aspektų, kurį žmonės mažiausiai apgalvoja, nes reikės patalpų savininko elektroninių parašų arba registrų centre patvirtinimo, jeigu turtas yra įkeistas, reikės ir kreditoriaus sutikimo. Kitaip tariant, norite registruoti įmonę, tu turėsi nurodyti konkrečias patalpas įmonės veiklai, kur įmonės sėdi iš esmės. Čia gelbėja tam tikra prasme ta vieta, kad kai būna parduodami registracijos adresai, kur ten priregistruota kalnai įmonių, beje, įdomus variantas. Galima nusipirkti. Tiesa, būna kliučių bankuose, VMI, čia ant tų agurkų, kaip aš sakau, užregistravęs, tai tu, toks, žinai, pirmas toks, žinai, įtartinumas, ar tu čia, ar tu neturėjai kur, ar tu jau čia ruošies būti žuliku ir žulikavot, nes, žinai, kaip dažnai būna įmonė apgavo žmonių kalną, visko padarė, ateina ten, žinai, kolidoriui pašto dėžutė pakabinta ir net adresas toks būna. Tokių Lietuvoje yra atvejų, kur tokia pašto dėžutė ir čia yra konkretus adresas ir patalpos unikalus numeris. Bet patalpos nėra. Ir ten kabo pašto dėžutė. Ir ten krūva įmonių priregistruota. Čia kažkada rodė, pažiūrės, atsiminti, milijoninis reiškisi, milijoninis verslas buvo ten dėžutė, žodžiu, ir opa, viskas. Ir tu jos negali rasti. Tai va, tu va šitoje vietoje gali, ta prasme, turi žinot, kad tu ten gali papulti tarp tų, labą dieną, kodėl jūs čia esate. Nes, be adreso niekaip apie įmonių pirkimą. Dėl aš turiu vieną dalyką pastebėti, kur mes susidūrėm, buvo įdomus momentas, nes mes registravome, reiškėsi, adresą Palangoj, kaip ir viskas okei. Bet, reiškėsi, tuo pačiu metu, kaip mes įmonę kūrėm, netgi dar anksčiau mes pradėjom bendradarbiauti su Kredito unija, nes turėjom paimti paskolą, verslui, ta prasme, ten pagal Invegos taisyklę žodžiu. Ir galutiniam variante tu kaip darai? Tu kaip nori pinti paskolą, tu kreipiesi į daug kredito unijų, siūti savo verslo planą, pavyzdžiui. Tu nušmėti, ar ne visur. Ir po to laukia kažkokių tai reakcijų, pavyzdžiui. Ir tu gauni reakcijas
ir ten tipo pamatai, kurį tau, kaip čia geriausia bedarbiauja, kurių užkipaš, su kuria tau pradėjai toliau vystyti visą reikalą. Ir dažnai būna, kad, pavyzdžiui, kur mes klaidą padarėm, kad mes užregistravom įmonę biškelį anksčiau. Ir gavosi taip, kad, reiškia, užregistravom įmonę Palangoj adresu, o kredito unija buvo Vilniuje. Ir čia buvo problema, ta prasme, sako, sorry, mes negalim su jumis bendradarbiauti, nes jūs nesate Vilniuje registruota įmonė, ta prasme. Nors atrodo, kad, kaip ir... Globali Lietuva. Ir mes pradžioje, ta prasme, ir mes jau su jais derinom viską, ta prasme, ir jau kaip ir tarėmės, bet šitų vietos mes jų nepaklausėm, o jiems nepasakė, ir mes užregistravom įmonę tiesiog, pagal faktinę vietą, tipo, jie po to taip sako, ne. Tai tada mes turėjome, reiškia, ką jie paprašė. Perkelti įmonę. Ne tai, kad perkelti, sako, mums užteks, jeigu jūs, bet čia vėlgi, problemos papildomus, jeigu jūs nurodysite, reiškia Vilniui kažkokias patalpas, kurias, tarkime, naudojate belio kokiu principu. Panaudos sutartis, pavyzdžiui, dar kažkas, ar ne? Tai gerai, kad mes, pavyzdžiui, turėjome kažko Vilniuje tipo būtą ten, kur galėjom parodyti, kad jis irgi panaudos. Čia direktorius sėdėjo savo veiklą ten. Tarkime, taip. Tai va tokiu atveju tada jie toliau jau kalbėjo su mumis, reiškia. Tai va toks nuansėlis toksai, kad nes turbūt daug veiklų, kurios, žinai, pradeda... Gali va ant tokio paprasto dalyko... turėti reikalų, nereikalingų tokių. Užstrikti ir kur niekada nepagalvoja, bet čia tiesiog problemos įsprendimas. O apie įmonių pirkimą klausi. Jo. Buvo toks reikalas, ar dabar vyksta, nežinau, nes ten, ta prasme, kaip čia tau gražiai pasakyti, dviem aspektais prekiauja, arba tau reikalinga sena įmonė su PVM mokesčių mokėtojų statusu ir taip toliau, tai tada daug kainuoja. Tu kažkada, kol tas procesas steigimo buvo, žinai, būtinai reikia eiti pas teisininką, pas notarą, ten savaitės, nieko aš čia nesuprantu, tai buvo toks verslas, kaip aš sakau, agurkus pardavinėdavo, lentynai guli 3 įmonės, kažkokie pavadinimai, jos įsteigtos ten įnešus įstatinį kapitalą į kasą, į bankelį, jos išsiema, ten guli, tu turi pasitikėti, kad per tas 3 savaitės veiklos nevykdė ir nieko neprisidirba, žinai. Tai gerai, ir tu galėdavai nusipirkti iš tų žmonių, jie tau parduodavo. Tai dabar yra tik tai dar viena papildoma problema atsiradus, kad parduodant 100% akcijų reikia eiti pas notarą, ir tada buvo galima tiesiog, žinai, pasirašiau sutartį, atidaviau, tu užsiregistravai. Dabar pardavimo atveju, jeigu vertė viršė 14,5 tūkstančių akcijų arba parduodama daugiau kaip 25%, reikalingas notarinis sandoris. Notariniam sandoriui jau vėl tas pats, kas eiti pas notarą, jis tik švarę įmonę. Tai gal ir yra, bet nepasakyčiau, kad tikriausiai tai vienas iš tų sprendinių. Aš tai dar ir iš tos, ar ne, čia ir praeitais metais buvo, kiek teko dalyvauti iš tų cyber security reikalų, ar ne. Tai viena iš tų populiarių schemų yra nusipirkti įmonę tokią, kai tu ją nusipirki, nesvarbu, jinai buvo, veikia, nebuvo jokios veiklos, bet tau niekas netrukdo prateikti mokesčiams atgalinę deklaracijų, prateikti ten kažkokių mokesčių. Veiklos kažkokios. Imitacijos. Ta prasme, realiai imitacijos, nes jeigu tai yra verslas, kuris yra naudojamas tam kokiose nors, kaip čia pasakyti, sukčiavimo tikslais, ar ne, arba šitais nusikalstamais tikslais, tai jie, klaidinga yra manyti, kad šitas verslas nemoka mokesčių. Jis įmoka mokesčius. Jis sugalvoja visas deklaracijas, visą story, kaip ten viskas vyko, primoka mokesčių į biudžetą, tam, kad kai jis tą ištrauks sukčiavimui, kad tu gautum jau istoriją, ar ne, kad tu gautum kelių metų istoriją, kad tu matytum, kad ten buvo tokios pajamos, toks sumokėtas pelno mokestis ir visokie kitokie mokesčiai, kad tai atrodytų gražiai. Prasukus tą istoriją, vėlgi yra du keliai. Jeigu tavęs nepagavo, tai tu tada viską užkilini ir tu ją parduodi. Ir tu gali ją nusipirksi jau, kaip ir kažkuriuo periodu švarę, bet tai nereiškia, kad tau neišlys ten kažkada. Taip sakant, tu nusipirkęs ateis. Padalyvavusi įmonę kažkur tau gali. Tai tokia, kur jau tokia. Pas tave naujas savininkai ir vadovą ateis, sakys, žiūrėk dabar, kada čia atleidot, ką čia darėt, vis tiek įmonė tau turėjo kažką perduoti.
ką žinau, nusipirkau čia veiklą vykdysiu, žmonės papardavė, čia vykdė veiklą kažkokią. Ir tu tada turėsi, žinai, to tokio maždaug, o dabar gal ir tu pons Rokas irgi čia yra tas bendrininkas ir koks čia, kodėl čia. Tu gali turėti papildomų klausimų. Tu gali įbristi, žinai, į tą pelkę, taip. Tai, žodžiu, neplanuotai. Rekomenduoti, išeiti normaliai viską. Jo, jeigu prisidirbsi, tai bus jūsų prisidirbimas ir nereikės už svetimas nuodėmės atsakyti. Bet, čia gal ne tiek aktualu, tarkime, užsieniečiui, jau matai, jau įsteigti įmonę per registrų centrą biškelį sudėtinga būtų. Ne, tai mes jau nešnekam apie užsienį, nes čia visais atvejais daug procesų Lietuvoje pasidaro. Ar pirksi, ar kaip, tai vis tiek bus procesas. Čia žinok, Rokai, užsieniečiam labai daug tokių vietų, kur vienas iš labiausiai mane nustebinusių čia asmeninių tokių patyrimų, kaip ES pilietis užsienio Lietuvoje veikiančios bendrovės vadovas atsiunčia įgaliojimą registrų centrui ir jisai jį pasirašo išduodamas man elektroniniu parašu. Europos šalies kvalifikuotų. Tu tokį dokumentą nusiunti į registrų centrą ir jisai sako, ne. Lietuvoje gali įgalioti kitą asmenį, tai prisijungia į mūsų sistemą registrų centro ir suteikti tau įgaliojimą. Kad be jokių popierių tu prisijungsi pas save savo portale, matysi, kad gali už šitą įmonę atlikti kažkokius veiksmus. Arba atnešti popierių, arba atsiųsti popierių. Jeigu tu atsiunti PDF, taip liaudiškai pasirašytą kvalifikuotų elektroniniu parašu, jo priimti negali. O šitoje vietoje man ir šiaip yra toks klausimas, jeigu mes kalbam apie ES ar ne, ar kvalifikuotus elektroninius parašus, kuris kaip ir turėtų turėti vienodą standartą, tai, nei aš, pas mus, pavyzdžiui, Latvijos pilietis, turėdamas tą savo parašą, jis nepasirašo dokumentų, negalioja. Jis negali pasirašyti registrų centro dokumento, jis yra direktorius, jis niekaip nepasirašys. Kas yra biškai toksai, kaip ir kažkoks keistas reikalas. Ta prasme, lygtais reglamentas sako, kad tai yra tapatus parašas, bet kažkaip popierinis įgaliojimas registrų centre kažkodėl turi aukštesnę svertinę galę negu tas PDF-as skaitmeninis pasirašytas to kvalifikuotų parašų, nes tiesiog aš suprantu, kad čia mūsų vietinė administravimo problema. Aš irgi taip. Tai, kolegos, ar dar turim kažką, kaip pradėti tą verslą? Svarbiausi dalykai. Nepraskipinkit VMI ir Sodros, tai tikrai labai tą rekomenduojam, dėl to, kad tas klausimas vis tiek jums iškils. Jeigu Sodra, mes kaip juokiamės tokiais atvejais, ar ne, kai jaunieji vadovai gauna šitus laiškus ir turi daryti procedūras ir jiem kažkaip rankos nekyla. Kažkaip neprieina jie prie šito klausimo. Ir tada, tu jį ten primygė, sakai, čia to būtinai reikia, mes čia nusiunčiam tą įdarbinimą, ten jis dar kažką ten nuveikia tą temą. Tada būna, aš nemokėsiu tų atlyginimų, neteikit nieko Sodrai, aš čia, nieko neuždirbu, čia dar verslo pradžia, tu jam aiškini, kad nesvarbu, kad nieko neuždirbi, bet būtinai turi sumokėti Sodrai, nes, čia taip reikia, būtinai, nes kitaip bus tą blogai. Ir tada paskambina, sako, taip, aš gavau už Sodros pranešimą, mane išsodrino. Išsodrino. Čia kaip išbožino. Žinai, urano sodrinimas, išsodrinimas. Išsodrino. Tai Sodra išsodrina. Jeigu jūs nesumokat, išsodrina ir jūs, į ką aš dar noriu atkreipti dėmesį. Visaip gali atrodyti, kad yra pasenę, kad yra nešalaikiška, kad ant plus ką variantų, bet jūs turite suprasti, kad jeigu jūs kaupsite šitą savo istoriją, tokią, jūs išsodrins, paskui VMI jums ten prisiūs priminimų, kad jūs turi kažką padaryti, jūs nedarysit, jūs ten dar nubaus keletą kartų ir jūs pateksit į nepageidaujamų ten tų blogiukų sąrašus. Ir jums tada užsidarys keliai ir viešų pirkimų, ir visa istorija, kurią jūs paskui norėsite išsitaisyti. Ir šitam amžiui išsitaisimas bus labai sudėtingas. Nes, sako, aš uždarysiu vieną, atidarysiu kitą. Okei, tu tą turi, bet prie tavo pavardės išliks žvaigždutė. Kryžiukas. Ir tokiu šriftu žemė parašyta smulkiai. Prisidirbęs. Tai jo, tą statusą kažkur tai galima pasitikrinti. Taip, statusas yra viešas ir dabar ten yra ir mokesčių administravime pakeistas įstatymas, vis ten pasipildo daugiau tų
sakykime, punktelių, kas jums sukuria tą nepatikimą ir ta istorija, kuri vėlgi dabar jau pagal naują tą versiją mokesčių administravimo įstatymo, tengi ir atsiranda ir tokie dalykai, kad netgi jūsų kažkokie ginčiai turėti su mokesčių inspekcija, kurie jau bus visiškai užbaigti, jau visi sprendimai priimti, jie irgi gali būti vieši. Tai reiškia, kad tai jūsų istorija, nedarykite to neapsvarstę tikrai ir nepriėmę, nepasitarę, tarkime, ar ne. Nedarykite tokių sprendimų, kurie paskui gali įtakoti jūsų verslo tiek dydį, tiek visą istoriją, tiek santykius, nes jums be to daryti verslo neišeis niekaip. Pradžioje gimusi gera idėja daroma iš idėjos ir virtusi verslu, vėliau gali susidurti su tiesiog sunkumais, nes jūs tos ar iš didelio nepatyrimo, ar iš labai didelio entuzijazmo neskyrėte dėmesio tam administraciniam dalykui ir tiesiog užsidėjote neigiamą žymę, Taip. Kurios geriau neturėti. Tai tikriausiai geriausia idėja yra ateiti ir pasitarti. Būtinai pasitarkite, ypatingai tokiais visokiais klausimais nedarysiu, nemokėsiu. Čia ne man. Nenoriu, čia ne mano, čia ne apie mane. Mano verslas bus sėkmingas be mokesčio, aš būsiu pirmas padaręs tokį verslą. Nebijau, kad ne. Čia tikriausiai iki jūsų jau buvo tokių 100 ir po jūsų dar bus tikrai 100. Nedarykite. Nelipkite ant to grėblio, ant kurio jau milijonai buvo užlipę. Tai jeigu jau daugiau kolegos neturime ką pridėti, tai dėkui už pokalbį ir tikėkime iki greito susitikimo. Iki. Geros dienos visiems, iki.